Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Sveiki visi šio SKM podcast'o klausytojai. Šiandieną aš įrašau antrą laidą. Vėl labai smagu čia būti. Ir esu aš, Jonas Bernardas Putkis, ir šiandien su manimi yra Gytis. Sveiki. Sveiki. Bei Tomas. Sveiki. Labas. Tai šiek tiek reikia pristatyti svečius, jeigu kas nežinote, bet galbūt žinote, tai Gytis yra ilgametis SKM auklėtinis ir vienas jauniausių SKM trenerių gimęs Amžių Sandūroje, nežinau. Ir Tomas tai yra irgi ilgametis SKM auklėtinis, buvo Gyčio komandos draugas, ne tik žaidęs krepšinį, bet ir prisidėjo prie SKM komunikacijos bei renginių. Dabar ir Tomas yra turinio kūrėjas ir vienas iš SKM dokumentikos bendraautorių, tai galbūt kažko nepaminėjau apie jūs patys, norit pridėti. Vienas dalykas apie mus bendrai, tai ne tik komandos draugai, bet ir klasiokai. Tai užaugom toj pačioj mokyklai, tam pačiam suole, toj pačioj salėj ir tada dar persikeliam kartu žaist. Nu tai vat gavos taip gyvenimo suvedėmus. Fainai, kažką apie jūs nepaminėjau? Ne, lyg ir viską. Ok, tai galim pradėti nuo Gyčio, tai Gyti, papasakokit, kaip savo SKM auklėtinio kelią. Savo SKM auklėtinio kelią. Oho. Nu, galiu sakyti, viskas prasidėjo, aš pradėjau lankyti krepšinį pas Artūrą Lešinską, kuris vis dar dirba SKM ir dabar gali girtis vaikam, kad jis yra trenerių treneris. O šiaip realiai žaisdavau krepšinį gatvėse ir man atrodydavo, kad krepšinio mokykla, tai čia nieko įdomaus nėra, tipo, aš galiu viską išmokti gatvėje. Ir taip, nežinau kaip, bet vienas kažkoks žmogus iš kiemo sako, aš ten ir ten lankau krepšinį, mes atėjom pabandyti pažaisti, pasirodė įdomu, išmokom tam tikrus dalykus, prisimenu, kaip, pavyzdžiui, mus pirmą kartą išmokino apie tai, kas yra pick and rollas, kaip tu gali tuo susidaryti pranašumą, kaip tai išnaudoti, man buvo toks, wow, prasme, čia yra kažkas įdomaus ir tada supratau, kad tam krepšinio pasaulyje yra žymiai daugiau dalykų, kuriuos galima išmokti, negu aš tikėjausi. Ir ką žinau, tada mane labai sudomino tas krepšinis, žaisdavau jį diena iš dienos ir tiek, nežinau, ką daugiau pridėti čia. O jūsų kaip? Pas mane kas buvo? Reikėjo kažko naujo ir tarp kitko, tai klasiokai ir buvo vienas tas toks pastumėjimas, nes pas mus daug kas klasiai žaisdavo, Giedrius, Robertas, Dima ir jūs visi, lankėt. Taip, dar Liudas, jo, ir buvo pas mus klasiai daug žaidžiančių ir kažkaip man, norėjosi irgi prisijungti prie tos sportinės kultūros ir tada aš sakiau, mama, aš irgi noriu pradėti lankyti 6 klasėje, kažkas tokio buvo. Aš pradėjau lankyti pas trenerį Paulių Antakalnį, o pavardės nepamenu, ir ten pradėjau lankyti. Tada truputį tas lygis pakilo ir aš galėjau jau klasiai per kūnos kultūros pamokas pakonkuruoti, pažaisti su savais klasiokais. Ir tada gavosi taip, kad berods 8 klasiai treneris Leščinskas persikėlė iš Naujininko, ne? Jo, iš Naujininkų persikėlė į Antakalnį ir pasiėmė pusę savo komandos. Ir visi mano klasiokai atsikėlė į Antakalnį ir mes tada buvom vienoje komandoje. SKM Panteros Antakalnis ir visai smagiai. Pasiėmėm 3 vietą Vitironę kažkada, ar 2 metus išėlės. Buvo tokių visai smagių epizodų. Tais laikais net ne Vitironas buvo, man atrodo, vadinasi Haribo čempionatas. Aš prisimenu kažkokius Haribo meškinius. Gali būt, bet atitikmo Vitironui. Tai turėjom ir ganėtinai sėkmių, buvo didžiausias priešas Nemenčinė, nes jie turėjo 2 labai aukštus išaugusius ir berods vienas net ir toliau nuėjo kažkur į Ryto antrą komandą iš SKM, tai, kaip sakoma, buvo tokių gerų, tai taip ir tas kelias SKM. Aš dar labai dalyvaudavau stovyklose, važiuodavau į Ignalinos stovyklas, tai su treneriu Zapalskiu, Balys už kadro gal patvirtins treneris Zapalskis, su treneriu Zapalskiu daug teko dirbti su antra komanda ir iš tos antros komandos dar labai daug draugų atsirado, tai toks mano geras pozityvus SKM kaip krepšinio žaidėjo kelias. O kodėl taip vėlai pradėjote 6 klasį, ką prieš tai veikti savo vaikystėje? Nuoširdžiai pasakysiu, nepamenu, bet tikrai labai gerai pamenu, kad kažkaip šiaip aš visada buvau mažiausias, lengviausias, nesportiškiausias ir tada 6 klasėje atsirado 2 tokie dalykai, krepšinis ir šokiai. Tai šokau aš 8 metus, krepšinį irgi gal kokius 6 metus, žaidžiau 7. Kas geriau sekas? Ar sekės? Šokiai.
Daug suviliodavot merginų savo šokiais. Tautiniai buvo, tai Ai. automatiškai partnerės būdavo šalia. Užsiminėt su Nemenčinė, kad buvo tokia kaip palė dvikova, tai jūs, kaip suprantu, būdavo tokia žemesnio ūgio komanda, ar ne? Taip. Taip paprastai pasakius, taip. Mūsų realiai pagrindinė visi žaidėjai būdavo mažesni. Būdavo, jeigu kas nors didesnis ir kietesnis, tai mes labai tuo džiaugdavomės, bet pagrindė šį būdavo maža komanda. Jo, realiai ką mes turėjom porą centrų, bet ir, tai jie buvo maksimum 1,85 m, 1,90 m, o Nemenčinė turėjo 2-3 2-metrinius, būdavo ką veikti, tikrai būdavo ką veikti. Bet MKL jūs nežaidėt ar žaidėt? Ne, Nei mes vienas, nežaidėm. Aš bent jau. Ne. Aš teoriškai žaidžiau, bet aš žaidžiau nebe už SKM. Ah. Tai Čia po to buvo ar prieš? po to. Ok. Kas labiausiai jums, pavyzdžiui, patiko, kai pradėjote lankyti krepšinį? Ir kas galbūt nepatiko? Labai geras klausimas, neįsivaizduoju. Krepšinis patiko, tai paprastai pasakius. Krepšinis, galimybė išmokti daug dalykų, kaip Tomas minėjo, mes su daug draugų kartu lankydavom krepšinį. Tai iš dalies buvo netoksai, nežinau, kaip papildomas stūmis, kuris mano, nežinau, dabar artima irgi draugų Hebra mus visus suvienijo. Mes turėdavom bendrą tikslą, nežinau, šiaip labai treneris irgi patikdavo. Atrodydavo, wow, kiek jis daug gerų dalykų žino, nežinau, ten kas nors atsitiko, buvo kažkada žandikaulį susilaužęs jisai. Jo nebuvo, aš jo pasilgau, atsimenu. Galvodavau, prieš mėgą, kada treneris grįžti, aš jau pasilgau, noriu kažko naujo išmokti. Tai patikdavo. Kas nepatikdavo, pralaimėti. Čia pat blogiausias dalykas, pralaimėjimai buvo. Yra, net kažkur galima Facebook'e susirasti, kalėdinis turnyras buvo, kai dar būdavo tokie. Ja. Jo, ir mes nelaimėjom. Mes gal ten 3 vietoje šiaip likom, bet nelaimėjom. Ir yra nuotrauka, kur mes ten stovim su draugais, tokie nepatenkinti, pikti, mes ten stovim su kažkokiais prizais, dovanom, bet mes esam nepatenkinti, nes mes nelaimėjom. Čia buvo pats blogiausias dalykas, nelaimėti. O ne per daug krepšinio būdavo toj vaikystėje jums, sakėt, ir kieme žaisdavot pastoviai. Nepavargot nuo jo? Ne, jo tik tais daugėjo ir daugėjo šiaip gyvenime, nes po to prasidėjo, kad, gerai, ten kieme, po to prasidėjo, nežinau, jau vaizdo medžiagos analizė, tai pabandymas suprasti, kas vyksta šiaip aikšteliai, suprasti, kodėl žmonės padaro tam tikrus perdavimus, kažką tokio, tai jo tik tais daugėjo ir nežinau, iki dabar dar neatsibodo. O jums, Tomai, kaip galbūt patiko, kas krepšinyje? Man visada buvo, aš neslėpsiu, sunku, nes aš nors ir labai stengdavausi, man tiesiog gaudavosi prasčiau. Bet, kaip ir žadėjau Gyčiui prieš podcastą, yra vienas epizodas, kuriam aš buvau geresnis negu Gytis ir tai dabar bus viešai, aš esu iš Gyčio atėmęs kamuolį per kažkurią treniruotę ir Gytis nematė, aš pelniau taškus, tai aš oficialiai esu tam tikrą momentą geresnis už Gytį. Tai yra įamžinta, bet man būdavo sunku, kadangi mano atletinis sudėjimas dar tuo metu, aš sakyčiau, vėlaus brendimo. Aš pradėjau gal taip rimtai bręst kokių 20, kad aš pajaučiau savo fizinį kūną ir savo vyriškas fizinės galimybės. Tai jau ką kalbėti apie kokie 13-14. Tai man tas būdavo sunku psichologiškai, kad aš tikrai daug stengdavausi ir lauke dirbdavau. Ir eidavau į lauką, daryti drilsų ir visą kitą, ir su tėčiu darydavom, bet, man tiesiog sekdavosi prasčiau. Aš turėjau gerą metimą, smagiai pamėtydavau, bet natūralu, kad žaisdavo geresni žaidėjai, aš nebuvau tas geresnis, tai tas truputį buvo gal sunku, tai čia ta nepatikimo dalis. Bet kas labiausiai patiko, tai aš pavadinčiau žmonės viso šitoje organizacijoje, visam šitam krepšinį. Ir net šnekant apie komandą, 2 komandos draugai, Simonas Poška ir Tadas Bugailiškis. Tai pavyzdžiui, Simonas, jisai buvo ir yra pianistas, vienas geriausių Lietuvoje pianistų, mokosi Vokietijos konservatorijoje, Europoje pripažintas pianistas. Ir jisai atėjo pas mus ir jis irgi lankė ir jisai buvo... Praėjo kažkiek laiko, kai aš jau nebelankiau, kai išėjau iš tos, kai aš nustojau lankyti ir jisai, bet jisai dar truputį toliau lankė ir pas jį buvo klausimas labai didelis. Pas jį labai didelis IQ, žiauriai geras aikštės matymas, greitas, mažas, lekia, nerealus poingardas buvo. Ir jam buvo klausimas, arba pianinas, arba SKM pirma komanda.
ir ką tu pasirinksi. Savaime suprantama, kad pas jį buvo tėvai menininkai ir jisai pasuko pianino keliu ir mes matom nerealius rezultatus. Bet mūsų buvo geriausias tandemas pick and roll. Aš vienintelis mokėjau statyti sienas ir nusisukdavau tinkamai, o Simukas mane visada surasdavo. Tai mes ir stovyklose kirsdavom. Tai mes su Simu iki dabar esam labai artimi draugai. Jis statė spektaklį, aš vaidinau jo spektaklį. Tai ta prasme, o čia ryšys jau gaunasi 10 metų. Tadas Bugailiškis. Mes ir kartu su juo, ir su Simonu būdavom stovyklose tuose pačiuose kambariuose, žvengdavom, darydavom zbitkas, nesąmonės visokias, kartu vaikystę praleisdavom su Tadu, mes kiemo draugai, per 2 gatves dar. Taip atsitinka dalykai, kad su Tadu irgi turim tam tikrų verslo reikalų. Tadas padėjo mano broliui pirmą darbą rasti, užsidirbti pirmų pinigų, kaip vaikui 13-14 metų. Tai vėlgi, kur viskas prasidėjo? Prie krepšinio su kamuolio skame. Tai man yra svarbiausias dalykas ir atsiminimai žmonės. Ir čia yra tik tai 2 pavyzdžiai. Tai aš kaip suprantu, jums būtų buvę, nes aš kaip suprantu, jūs visada žaidėt su klasiokais toj pačioje komandoje, ne? Paskui jau, kai ten sakė... Panašiai, taip, jo irgi gaudavus, taip. Tai kažkiek galbūt būtų, ar nebūtų buvę sunku išlipti iš tos komforto zonos? Ta prasme. Kad jeigu visi, tarkim, klasiokai būtų tie geri draugai kitoj komandai ir jums tektų, pavyzdžiui, buvo padaryti žingsnį, ten visiškai nauja komanda. Aš manau, kad mūsų tas kaip tik, mes visi ganėtinai skirtingi būdavom klasėje ir manau, kad mūsų tas krepšinis kaip tik labiau suvienijo ir kad mes atradom kažkokį bendrą punktą. Prisiminus mokyklos laikus, mes turėdavom apie ką pašnekėti, mes kitaip susimatydavom ir ypač kaip po 8 klasės mes išsiskaidėm į gimnazijas. Ir tada susitikdavom 9 klasėje, va tada vėl visi treniruotės, tai fainai, nes seni matyti veidai, seni matyti draugai, toks geras vaibas, taip pavadinčiau. Kas iš jūsų, Gyti, buvo tuo metu geriausias žaidėjas, ar prisimsite nuopelnus savo ar kažkam? Taip, aš nesu kuklus prisimsi nuopelnus. Aš tiesiog patvirtinsiu irgi atgal Gytis pas mus buvo geriausias komandos žaidėjas. Sakėt, buvot perėmęs kamuolį, bloko nebuvot įstatęs? Ne, šito neteko. Gaila. O kaip jūsų baigėsi krepšinio, kaip sportininko karjerą, nes jūs sakėt, kad anksčiau kažkiek nustojote žaisti tą krepšinį, Tomai? Pas mane gavosi taip, kad aš pradėjau mokytis Žirmūnų gimnazijai ir tiesiog tokia buvo aplinka, kad tas krepšinis tenai nebuvo labai populiarus. Aš kartoj, gal porą žmonių lankėm tiesiog krepšinį. Aš, Nedas Leontjevas, irgi SKM auklėtinis. Tikrai nedaug žmonių lankė krepšinį pas mus kartoj ir pas mus mokykla buvo žinoma už tinklinis. Ir taip atsirado tinklinis mano gyvenime ir tada aš perėjau mokyklos 10 klasėje, labiau pradėjau fokusuotis tinklinį ir krepšinis. Gavosi kaip hobis pamėtyti prie balto tilto su draugeliais, minusą pažaisti kažką tokio. O tai tinklinis apleidote jau visiškai ar dar? Nepraradote taip įgūdžių? Iš sportų šnekant, čia tokia įdomi istorija ir vėl kiek daug krepšinis duoda. Aš išvažiavau studijuoti į Londoną ir kai aš atvažiavau į Londoną, aš galvojau, kad aš vėl pradėsiu žaisti tinklinį. Londone kitas lygis, mano visai lygis, sakyčiau, buvo vidutiniškas, neblogas, bet tai palyginus su Lietuvos ir Londono lygiu reiškia, kad aš Londone dar visai neblogas gaunasi žaidėjas. Bet aš ateinu į savo universitetą ir ten tinklinio nėra. Ir ką man daryti? Man sportuotai reikia, man reikia bendruomenės, man reikia tų žmonių, aš turiu kažkokius krepšinio įgūdžius. O mes turėjom labai rimtą krepšinio sistemą, turėjom labai rimtą trenerį Coach Clive Castillo ir mūsų universitetas tapo čempionais, kiek gal 4 iš 5 metų, dabar paskutinių, savose lygose gavo divizionus. Aš prisijungiau prie mūsų universiteto krepšinio programos, oficialiai žaidžiau 3 komandai, dėl savo fizinių, ta prasme, pajėgumų, bet treniruodavausi su pirma, darydavau scorecardus, sekretoriatas būdavau pirmos komandos, tai tiesiog visą laiką leisdavau irgi susijusi su krepšiniu. Ir kodėl aš galėjau tą leisti laiką susijusi su krepšiniu, nes SKM-as man davė žinias, įgūdžius, supratimą apie krepšinį, supratimą apie krepšinio kultūrą, apie krepšinio žmonės ir dėl to aš galėjau lengvai integruotis. Tai aš taip paprasčiau pasakysiu, Londone buvo sunku, ypač pirmi metai, bet krepšinis buvo tas dalykas, kuris išlaikė mano sveiką protą, nes aš turėjau žmonės, su kuriais galėjau bendrauti. Tai dabar nesigalit pasukęs, toliau buvo krepšinio keliu netinklinio?
aš tikrai nesigailiu nieko, bet manau, kad tas krepšinis yra labai didelė mano gyvenimo dalis. Ar aš esu kažkoks super cool žaidėjas? Ne, ar aš įmesiu tripaką? Taip, ar įmesiu tripaką ant gyčio 100%, kažkada įmesiu. Bet man krepšinis duoda to tokio bendruomeniškumo, supratimo ir iš jo mes galim labai daug pasimokyti ne tik krepšinio žaidimo, bet organizacijos, verslumo, buvimo kartu, tai yra tikrai didesnis dalykas negu pats žaidimas. O kaip jūsų Gyti sekėsi toliau klostyti sportininko karjerą iki kiek 12 klasės? Ar... Kaip klostės krepšininko karjerą mano? Paprastai pasakius, blogų sąnarių istorija buvo. Kad aš labai, kaip sakau, mano krepšinio gyvenime tik tais daugėjo ir daugėjo. Ir aš galiausiai priejau tokį etapą, kur aš negalėjau nesitreniruoti. Tai kaip pavyzdys, aš išsisuku savo kokią nors koją, man daktarai ten sako, tau reikia pailsėti. Aš toks, nu tai čia dabar bus laikas, kai aš jį išvaistysiu ir aš netobulėsiu. Man tiesiog reikia būti vėl aikšteliai. Ir dėl to aš sportuodavau, nu aš nežinau, ten vos paeidavau, bet aš bandydavau bėgioti aikšteliai, dėl to mano sąnariai labai nukentėjo, pasakykime, iki dabar turiu pasiekmių tam tikrų. Dėl to, nežinau, tas galas nebuvo toks linksmas, bet aš šiaip galėčiau irgi pakartoti iš dalies dalykus, ką Tomas minėjo, kad viso to proceso dėka, bandydamas tapti geresniu krepšininku, aš labai daug dalykų išmokau, nes aš tada, mes išėjo taip, kad mano šeima išsikraustė gyventi už miesto ir man reikėdavo autobusu važinėti iki mokyklos. Ir važinėdamas aš visada skaitydavau kokias nors knygas. Nežinau, ten kažką apie psichologiją, ten apie skirtingas mitybas, tipo, skirtingus visokiausius dalykus, kokiais būdais aš galėčiau tapti geresnis krepšininkas. Ir mano nuomonė tai man padėjo labai daug, nežinau, augti tiesiog kaip žmogui, kaip asmenybei. Vien dėl to, kad aš norėjau būti geriausia savo versija, kiek aš galėjau būti. Tai už tai esu labai dėkingas krepšiniui, dėl to iš dalies dabar pats dirbu, kad padėt vaikams suprasti, kad jie tam pačiam gali išnaudoti krepšinį. O jo, bet ir sakyčiau, reikėtų labiau saugoti savo kūną, kai žaidžiat krepšinį, kad nebūtų toks galas kaip mano. O vat iš tų sakėt, kur knygų skaitėt, kaip tapti visų geresnių krepšininkų, kažką pritaikote savo auklėtiniams? Patarimų kažkokių pasakot? Taip, aišku. Iš knygų, kurios buvo, jos niekada nebuvo tiksliai, kaip tapti geresniu krepšininku. Ne? Tai būdavo knygos, pavyzdžiui, tiesiog apie mąstymą, kaip galima priimti tam tikras situacijas. Vienas dalykas, kurį aš dabar labai mėgstu aiškinti šiaip visiems žmonėms, ne tik vaikam, kuriuos aš treniruoju, bet kad mums reikia sugebėti būti čia ir dabar. Kad... Nežinau, aš mečiau, nepataikiau, aš dabar čia susinervavau ir aš, nežinau, galiu ginčyti su teisėju vietoj to, kad bėgčiau gynybą ar kažkas tokio. Ir visus tos dalykus reikia pamiršti, reikia būti tam momente, kuriam aš esu. Nes tai yra vienintelis momentas, kuriam yra pasiekiamas kažkoks, nežinau, pasirodymo lygis. Kažkas tokio. Ir čia yra vienas dalykas, kuris man tikrai yra labai giliai išlikęs iš tų laikų, tai yra sugebėjimas, nežinau, būti sąmoningu ir pastebėti savo mintis ir jas perkreipti tą kryptim, kurią reikėtų. Bet čia labai teisingas pastebėjimas, nes aš dabar, pavyzdžiui, perėjau, dabar mano 2 metai dar pasikeitė sportai, dabar atsirado Tailando boksas. Tai tenai irgi tas pats, pavadinkim, įspūdingas greitis yra sprendimų priėmimo ir nesinervavimo, tai kad tu prasileidai 2-3 į galvą, 1 į pilvą, 3 iš kojos, viskas, jau pamiršai kitą sekundę. Tu turi jau vėl mąstyti, ką darai dabar. Tai kaip ir Gyti sako, tas buvimas čia ir dabar momente yra labai labai svarbus. Teisėjas sušvilpė, neteisingai sušvilpė. Ką padarysi, viskas, bėgi į gynybą, kitą kartą gal neteisingai sušvilps jiems. Net, kažkada tas atsipirks, kaip sakoma, karma suvaikščios, bet turi būti čia ir dabar. Jūs, Gyti, buvot minėjęs, kad perėjot paskui į kitą mokyklą, galbūt galima įtarti. Ten užbaigėte, ne savo krepšinio karjerą? Taip, ten baigiau krepšinio mokyklą. Tai kas suvedė, kad galų gale tapote SKM treneriu? Vėl grįžote į SKM? Čia priklauso, kiek ilgos istorijos norit. Jūs spręskit pagal įdomumą? Gerai, aš galiu papasakoti, šiaip buvo taip, kad, gerai, aš baigiau krepšinio mokyklą, tai panašiai tada ir baigiau ir mokyklą. Ir aš norėjau toliau žaisti krepšinį. Bet aš galvoju, gerai, kaip man dabar žais krepšinį, kai aš nebeturiu treniruočių, panašių dalykų, tai aš galvoju, man reikia tiesiog prieigos prie krepšinio salės. Ir galvoju, kas turi prieigą prie krepšinio salių? Spėkit.
Neskamas. Nu, ne tai, kad tas skema. Šiaip, krepšinio treneriai turi prieigą. Nes aš iš pradžių po mokyklos dar išvažiavau susiradau žodžiu trenerio darbą Škotijoje, išvažiavau į Edinburgo universitetą, dirbau tenais, tuo pačiu metu pradėjau dirbti tenais ir su vaikais. Prasidėjo pandemija, ten, žodžiu, viskas pradėjo užsidarinėti, aš grįžau čia į Lietuvą ir čia sėdėjau ir, nežinau, galvoju, noriu toliau tęsti treniravimo darbą. Aišku, aš labiau norėjau specializuotis į individualius įgūdžius, kažką tokio, dėl to realiai buvo ten projektų dalykų, kuriuos aš dariau ties tuo klausimu ir nežinau, man atrodo, galiausiai buvo taip, kad aš tiesiog mačiau kokiam nors Facebook ar kažkas tokio, kad SKM ieško papildomų trenerių. Ir aš ten parašiau laišką ir nežinau, buvo interviu, mes pasišnekėjom su treneriu Urbelioniu, direktoriaus pavaduotoju mūsų. Tuo metu, tiesą pasakius, jokios fainos galimybės man nedavė, tiesiog aš pradėjau pavaduoti trenerius. Ir aš pavaduodavau trenerius ir nežinau, tai nuėjo iki tokio lygio, kad jeigu kam nors reikia pavadavimų, jie nesikreipia į tą žmogų, kuris yra atsakingas už pavadavimus. Jie tiesiog sako man, atvaryk tada, tą padarysi ir aš labai daug pavaduodavau ir po to galiausiai, nežinau, gavau darželį ir tada kiekvieną sezoną mano atsakomybių vis tik daugėja ir jos plečiasi. Kelintas tavo jau sezonas? SKM dabar, teoriškai galima sakyti 3 sezonas. Kaip trenerio, taip. 3 sezonas, okei. Gal jūs vis tiek, kadangi šiaip esate tikrai jaunas ir ar tai kažkiek padeda, pavyzdžiui, su vaikais surasti kažkokią artimesnę kalbą galbūt? Aš manyčiau, kad taip, nežinau, negaliu palyginti, nes aš nežinau, kaip kiti suranda tą bendrą kalbą. Bet mano jaunystė iš dalies padeda, nes, nežinau, kaip pavyzdys, aš turiu draugus, kurie gamina, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Ir aš pats to neužsiminėjau, bet aš žinau tam tikras, nežinau, tendencijas, kas yra populiaru, kas ne. Vaikai, pavyzdžiui, pradeda pasakoti, mes čia dabar varysim žaisim Minecraft ar kažką tokio ir aš tai realiai pats esu žaidęs Minecraftą, turiu patirties to, ne. Dėl to mes galim lengviau atrasti tam tikrą bendrą kalbą apie dalykus, kurie nebūtinai yra susijęs su krepšiniu, bet jie pamato, kad tada, kaip aš treneris esu, aš nežinau, esu ne taip toli nuo jų, nes aš suprantu iš dalies pasaulio, kuriam jie gyvena, matau jų realybę. Tai aš manau, tai tikrai padeda. Gal kartais net per daug, bet kodėl ne? O ar būdamas vaikas ir kai lankėte krepšinio mokyklą, galėjot įsivaizduoti ir numanyti, kad būsite krepšinio treneris? Įsivaizduoti ne. Man tikrai netrodė tai kaip įdomus dalykas daryti. Bet aš manau, kad treneriai, kuriuos aš turėjau, nebūtų nustebę sužinojo dabar, pavyzdžiui, kad aš esu treneris. Nes, aš būdavau tiesiog, sakyčiau, iš dalies treneris aikštelėje, aš nežinau, kiek gali tai patvirtinti Tomas, bet aš, būdavo, nežinau, kaip yra treneris, mums sako vienus dalykus, bet po to, vis tiek mes esam komanda, mes esam atskiras vienetas ir tada komandų irgi kažkas turi šnekėti ir man nuo pat mažens šiaip natūraliai būdavo atrodo, taip kad aš sugebėdavau pasimti tam tikras lyderystės rolės, kažką tokio, skatinti draugus daryti, stengtis, tobulėti ar kažkas tokio. Tai manau, dabar matant savo praeities elgesį, tai nėra per daug stebėtina, kad taip atsitiko. O jūs kiek turite daug grupių, ar jūsų pagrindinis ir vienintelis darbas, ar jūs kažkokį kitą darot, ar dar studijuojat, nežinau? Teoriškai, nežinau, nuo kurio galo dabar pradėti, teoriškai rašau šiaip psichologijos bakalaurą dabar, irgi apie krepšininkus, apie krepšininkų ten įsitikinimus apie save, čia pavadinti tai, yra saviveiksmingumas, tam yra terminas, nežinau, kiek jisai čia logiškas, kiek jūs žinot, ką jisai reiškia, bet tiesiog pasakius yra įsitikinimas savo sugebėjimais padaryti veiksmą, kuris yra reikalingas gauti rezultatus. Ir aš tikrinu, kaip tie jų įsitikinimai yra susiję su realiai jų aikštelį gaunamais rezultatais. Dar nėra jokių mano tyrimo rezultatų, dėl to nieko tik daugiau nepakomentuosiu. Bet taip, studijuoju psichologiją, jau galima sakyti, baiginėjau studijuotą psichologiją. Ir viskas, ką aš dirbu, tai yra tik tai su krepšiniu susiję. Tai gali būti gal nebūtinai SKM, aš ir pats organizuoju savo individualių įgūdžių treniruotės. Yra Skills Academy, visas projektas, aš nežinau, kaip jisai skaitų čia SKM ar ne SKM, bet taip, ir tenais dirbu, bet viskas su krepšiniu darbas mano. O jūs kokią ateitį, kaip sakyti,
iki kur norėtumėt kilti, galbūt, ką manote, ar galėtumėt ten pasiekti, nežinau, LKL lygį ar panašiai? Taip, man LKL lygis, nežinau, čia gali skambėti arogantiškai. Pasiekiamas? Taip, jis man ne tai, kad ranka pasiekiamas, bet jis netrodo kaip aukščiausia siekimybė. Man atrodo, yra žymiai daugiau, ką galima pasiekti. Ir aukščiausias lygis, ką galima pasiekti, aš nežinau. Aš visų pirma, nėra, kad aš labai norėčiau dirbti su komandom. Aš labiau noriu dirbti individualiai su žmonėm. Vėlgi paminėsiu, kad individualūs įgūdžiai, tai dažniau darbas galėtų būti tiesiog, nežinau, ugdant sugebėjimus tam tikrų krepšininkų, tobulinant, nežinau, mažinant jų žaidimo riebalus. Man bus toks išsireiškimas. Tai, bet aš kaip suprantu, va tada galbūt norėtumėt, nežinau, ten, bet kokioj LKL, kad ir Eurolygos komandai dirbti, tarkim, individualių įgūdžių trenerių to, ar jūs su vaikais labiau norite ir skirtingus labai? Taip, gal sakyčiau, kad didesnė tikimybė, kad aš noriu šiaip dirbti taip su profesionalais, bet vėlgi sakyčiau, nežinau, ar noriu komandai dirbti. Man atrodo, yra linksmiau būti nepriklausomų trenerių, kuris turi savo klientus, kurį reikia, ten aš esu. Tai atrodo įdomesnis variantas. Tomai, ką jūs galbūt Gyčiui prognozuojate kaip trenerio perspektyvoje? Aš labai sutinku, aš panašios nuomonės, mes tų pačių kartu, aš irgi asmeniškai dabar neprisirišu visiškai prie įmonių ar darboviečių, mano yra gyvenimas klientūra, tai kaip ir Gytis sako, klientai atskiri žmonės, kas nori pasidaryti, tada yra žymiai pačiam gal smagiau. Tai yra ne kiekvieno pasirinkimas, kiekvienam kartais ir norisi būti komandos dalim, bet jeigu tu jautiesi gerai su savimi, ką šiuo atveju mes ir abudu su Gyčiu jaučiamės gerai su savimi, tai kodėl nedarius kažko savo? Aš tą labai labai palaikau. Koks, Gyti, yra jūsų nuomonė geriausias pasaulyje individualių skillsų žaidėjas 1-1? Individualių skillsų? Bendrai 1-1 geriausias žaidėjas. Labai gal... Nenorėjau klausti geriausias žaidėjas, nes galima centrą pasirinkti, bet tas, kur turi geriausią, kaip sakyti, įgūdžių paketą. Įgūdžių paketą. Aš manau, nėra per daug, nesukelčiau per daug debatų pasakęs, kad tai yra Kyrie Irvingas. Tikrai, manau, nesutiktume daug žmonių, kurie norėtų bandyti prieš jį apsiginti 1-1. Tai... Fair enough. Taip. Na, galim šiek tiek pereiti ir apie, turim Tomui irgi nemažai klausimų labai. Tai šiaip jūs esate Tomas, galima sakyti, Tomas Spaikas Dzidevičius. Tai kaip gavote Spaiko slapyvardį? Buvo stovyklos laikai, nespėjau Balio paprašyti bet nieko. Buvo stovyklos, buvo laikai, buvo SKM stovyklos, tai taip ir prilipo šitas. Jau šita pravardė kaip ir dingo iš eterio. Dar pas ką atminti užsilikė iš senų laikų, tai va pas Balį, pas kitus iš SKM, tai taip ir užsilikus. Bet jo, tokia būdavo anksčiau pravardė, tais nutrūktgalviškais paskutiniais mokyklos metais. Aš čia pridėsiu vieną dalyką, man kai Balys paskambino, sako, darom podcastą, sako, darysim su Tomu, ir jis neprisimena Tomo pavardė, sako, Tomu, Spaiku. Sakau, jo, gerai, supratau. Jo, tai yra, kas žino, tas žino, bet jau tokia... Anksčiau buvo tai vienintelis žodis, kai mane žinojo, dabar jau truputį pasikeitė. Tomai, koks buvo tavo kelias SKM organizacijoje? SKM organizacijoje mano kelias prasidėjo, tai kaip ir pasakau, nuo paprastų treniruočių. Pradėjau lankyti treniruotės pas trenerį Paulių ir tada persikėlė viskas pas trenerį Artūrą. Bet sakyčiau, gal toks kertinis momentas, kai nežinau kodėl, bet man toks vaizdas, kad mama ant manęs užpyko, kad aš esu tinginys, taip jeigu galima išsireikšti tinginys, lodarius, nieko nedarantis, ir jinai tada sugalvojo, man atrodo, žinau visą istoriją, jinai tuo metu rengė stovyklas tokiam vienam sporto ir sveikatingumo centre medicininiam, ir tenai jinai susipažino su Andrium Čerškum, SKM mokyklos įkūrėju. Ir jie taip užmesgė ryšį, apsikeitė kontaktais ir visą kitą. Ir vieną kartą man mama sako, kad reikia, kad tu dabar SKM esi, aš susipažinau su SKM direktorium, visą kitą, o aš kadangi nuo 3 metų buvau telebimbame scenoje, tai mano kalbiniai įgūdžiai, renginių vedimas, tai buvo mano duona, aš iš to ir dar uždirbdavau pinigus, kai būdavau mažas ir vaikas, tai ta prasme, tai būdavo mano profesija, pavadinkim. Tai mama sako, užtenka tau čia nieko nedaryti, nes tikrai buvo ilgas laikas, kai aš nevedžiau renginių, tam tarpe, tai buvo gal paskutinis renginys pravestas 5 klasiai ir tada buvo toks štilius iki 8 klasės, aš nieko nedariau.
Ir mama pasakė, kad užtenka nieko nedaryti, viskas tu eini, dabar tu vesi krepšinio renginį. Opa, gerai, reikia eiti tartis, prisišnekėti, ėjom į darbinį pokalbį su Andrium Čerškum ir Andriumi Jančiausku, su 2 SKM įkūrėjais. Ir buvo labai įdomus pokalbis. Tai visų pirma, piniginis aspektas, tai kokios buvo dėrybos, tai aš gavau žiauriai gerą SKM treningą, tokį veliūrinį vos net ten, bent jau man jis atrodė žiauriai fainas, toks minkštas, juodas, slyk. Ir aš už tai pirmą kartą gyvenime vedžiau SKM renginį ir dar ne bet kokį, o SKM žvaigždžių dienas. Tai buvo mano toks pirmas rimtas išstojimas su SKM, tai dar vyko Riomerio salėje ir net buvo Martynas Gecevičius pakviestas. Jisai darė 3-taškių konkursą, o aš bandžiau sudėti greičiau Rubiką kubiką, negu jis pataikys kažkiek 3-taškių. Gecevičius gerai mėtė, tai jis greičiau pataikė 3-taškius, negu aš sudėjau Rubiką kubiką, nors tikrai greitai dėdavau anksčiau. Tai esmė, va tokia buvo pirmas renginys, bet tas pats interviu buvo labai įdomus. Aš atėjau pilnas pasitikėjimo, nes aš žinau, ką aš darau, nes aš tai darau daug metų. Man tada buvo 14, bet aš scenoj nuo 3 metų, tai 10 metų patirtis pavadinkim. Ir mane žiūri ir manim taip ir tiki, kaip ir netiki, ta prasme. Čerškus dar normaliai. Bet Jančiausko žvilgsnis ir Jančiausko, ta prasme, žodžiai, man tai buvo, aš galvoju, ko tu prie manęs kimbi, kas tau negerai, kuo aš tau nepatinku. Ir man tas buvo ganėtinai ilgą laiką, kokius 2 metus aš nesupratau Andriaus Jančiausko, kas jis per asmenybę, ta prasme, ir tai tik tai man parodė, koks aš esu nesubrendęs. Aš, pavadinkim, savo viduj supratau Andrių Jančiauską, tik tai man kokie buvo 19-18, kažkur tame tarpe ir aš supratau, tas bičas yra tikrai kietas ir jis mato dalykus. Ir dėl to, kad jisai yra kietas ir jis matė dalykus, jisai, pavadinkim, kibo prie manęs, klausinėjo. Tai tas interviu pokalbis, jisai buvo gan intensyvus. Jančiauskas sako, tai kaip tu pasiruoši, nes jisai anksčiau vesdavo tuos renginius kartu su Čerškum. Ir sako Jančiauskas, tai kaip tu pasiruoši, ką darysi, koks tavo veiksmų planas? Sakau, ateisiu ir pravesiu tavo renginį. Ir tada sėdžiu aš lyg atsakiau, atsišaudžiau, jie nežino, ką atsakyti ir kur toliau, o aš savo ramus visiškai sėdžiu, akis išvertęs. Tai aš ateisiu ir pravesiu renginį. Buvo aišku to pasiruošimo, buvau priverstas tėvų biškį pasiruošti truputį, bet renginys praėjo sklandžiai, viskas gerai, neskaitant to, kad to metinio dar net nebuvo, bet čia didžiausia kliurka to renginio buvo, net iki dabar atsimenu. Ar kažkur matytų komandoje žaidė tuometinis teisingumo ministras Remigijus Šimašius, dar prieš jam tampant Vilniaus miesto meru. Ir kai jis išėjo į aikštelę, aš jį ar tai Uspaskichu ar Zuoku pavadinau, būdamas 14 metų. Tai čia buvo didžiausia kliurka, visa salė žvengė. Aš nesupratau, kodėl, po to gavau minimaliai pylos paaiškinimo, bet tai va tokia buvo mano įdomi pradžia su SKM-u, bet po pirmo renginio, kuris, sakyčiau, paėjo kokie 8 iš 10, viskas tvarkoj, aš patikau abiem Andriam, jie abu patiko man ir mes tai pradėjom bendradarbiauti. Darželių čempionatai, Vitron čempionatai, vieną dieną žaidi, kitą dieną eini komentuoti, laidos ir viskas, tai čia buvo tokia pradžia su SKM. O kokie galbūt buvo, kodėl kokie taip pokyčiai, kad 5 ir 8 klasiai, sakė, tarp to laiko nevedėt renginių ir kokie būdavo renginiai iki 5 klasės, man labai sunku įsivaizduoti, nes atrodo, kaip ir nesi profesionalas, kas tave norėtų imti dar vaikas, tai kokie tie renginiai būdavo? Būdavo įvairių renginių, būdavo įvairių japonų kalbos dienos, turėdavo aš tų įvairių renginių ir dažniausiai kažkas būdavo kitokio, tai nesutikčiau su žodžiu, kad nesi profesionalas, kai pakankamai daug tą darai, tai vis tiek žinai, kas kaip eina, bet būdavo renginių, kuriam reikėdavo, kad juos pravestų vaikas, nes tada visiškai kitas bairis ir kai vaikas veda, kažkas įdomaus, jis kažką daro, tai įvairių būdavo tikrai renginių. Kokie smagiausi galbūt buvo tavo SKM projektai? Mano geriausias SKM projektas tai yra laidų serija, kurią mes darėm, tai turinio kūrimas SKM-ui Facebook'e, Instagram'e. Ir čia yra geriausia istorija, čia yra, kaip aš minėjau, kad SKM-as yra ne tik apie krepšinį, SKM-as yra ir apie organizaciją, apie bendruomeniškumą, apie verslumą. Tai noriu ir Balio dėmesį atkreipti iš už kadro, čia verta paklausyti, nežinau, ar atsiminsi. Aš sugalvojau daryti
paruošti pasiūlymą SKM-ui, kad aš jam kuriu turinį, pastoviai keliam ir viskas gerai. Ir aš ateinu prie dėrybų stalo. Ir aš mokinuosi verslauti pirmą kartą. Ir į mane, dėl ko labiausiai ačiū SKM-ui, kad jie į mane visada žiūrėjo rimtai. Nors aš neturėjau patirties, nors aš nenusimaniau, ką aš dariau, bet jie į mane žiūri rimtai, kaip į suaugusi, ir tada pasijuokė iš mano vaikiškų klaidų, bet mane pakreipė į tinkamą kelią. Ir aš ateinu prie dėrybų stalo SKM ofise su Andriumi Čerškumi ir tuometiniu direktoriumi Justinu Jankausku. Ir aš jiem pristatinėjau planą. Viskas tvarkoj. Ir jie sako, o dabar šnekam pinigais. Sakau, šnekam pinigai, dėrybos, visa kita. Sako, kiek nori. Štuka 2. 1200. Bet ten nepamenu, už ką, už kažkiek ar už kažkokį. Gerai. Pasakok savo, kaip susideda šitą kainą. Sakau, 100 eurų šitas, 100 eurų šitas, bet čia dar buvo prieš 6 metus, tai kainos visiškai kitokios buvo negu dabar po infliacijos. 100 eurų šitas, ir turim 400 eurų. Bet mes turim 400 eurų, ne štuka 2. Taip. O tai kas tie likę 800? Ir čia aš jums, inscenizuoju legit pokalbį, kuris buvo, ta prasme, neiškirta. Ir manęs klausia, tai kas tie likę 800 eurų? Sakau, pelnas. Visiškai atvirai į akis. SKM įkūrėjui ir SKM direktoriui tiesiog sakau, pelnas. Iš manęs vidutiniškai pažvengia tada prie darbo stalo. Sako, Tomai, taip nelabai darosi verslas. Reikia kažkaip kitaip žiūrėti. Aš tada pasimetęs, nežinau, nes galvau, kad aš esu pasiruošęs, bet supratau, kad aš nevelniu esu nepasiruošęs ir aš nevelniu nesuprantu. Mes susitarėm visokius dalykus, susitarėm visokius niuansus, bet čia tiesiog, šitas pitchas tai buvo legendinis. Tai kas atsitiko po to, kai mes pradėjom kur turinį, tai irgi, SKM-as, dabar aš esu turinio kūrėjas, aš kuriu turinį įvairiojim įmonėm, daugiausiai dirbu su Facebooko reklama, tai kameros ir visa kita yra mano gyvenimas. Iš kur aš gavau savo pirmą rimtą kamerą, kuri man atvėrė labai daug durų, SKM-as. Tai mes susitarėm tą projektą, susitarėm projekto kiekį, susitarėm projekto laidų kiekį ir man už tai SKM-as nupirko pirmą mano rimtą kamerą, kuri buvo Canon ATD. Tai buvo tuo metu top of the line, geriausia išreklamuota visų youtuberių Casey Neistato ir aš tada turėjau tokią kamerą SKM dėka ir su ją filmavom visas SKM laidas, renginius, after movies visokius, pilna ką darėm. Tai vėl, kas prisidėjo prie mano visos karjeros, kuo aš dabar esu, iš ko aš dabar valgau duoną, SKM-as. Vėl viskas susiveda. O koks buvo tas pats pirmasis turinys, kurį darėte ir galbūt kokį matote skirtumą tarp to, kurį darote dabar ir kas buvo anksčiau, kalbant apie kokybę, idėjų generavimas ir taip toliau? Savaime suprantama, kad dabar kokybė, procesai, idėjų generavimas pasiekia visiškai kitą lygį po 6 metų, tai yra visiškai kitas turinys. Dabar bendrai, taip atsakius, mano darbas ir mano duona yra labiau komercinė. O SKM turinys jis buvo labiau pramoginis. Smagu, faina pamatyti, gera pajausti. Darydavom ir visokius bairius ir motivacinius video su Luku Pivoriūnu, bandėm cinematiką tokį išaut. Tikrai gerų prisiminimų. Darydavom ir after movies iš kiekvieno renginio. Aš ir vesdavau tuo pačiu metu, bet dar ir filmuodavom su draugu Dovilu. Tai pavyzdžiui, dar vėl, aš vis šneku ir vis prisimenu žmonės, kurie yra susiję. Dovilas Savickas. Tai aš supratau, kad aš vienas lauke ne karys ir aš neišsiversiu su to SKM turiniu vienas ir man reikėjo pagalbos filmuojant, montuojant. Aš sakau, Dovilai, darom kartu šitą projektą, įtikinau Dovilą kartu. Po to aš užbaigiau šitą projektą, Dovilas liko su SKM-u, Dovilas toliau darė SKM-ui turinį, jisai filmavo, tada perėjo į SKL, Sostinės krepšinio lygą. Ir tai prasidėjo irgi Dovilo tam tikra karjera. Dabar jisai perėjo labiau prie garso sistemų, aparatūrų, prie visko. Bet irgi Dovilo pirma rimtesnė kamera irgi atėjo iš SKM-o. Tai mūsų karjeros, jos yra vis tiek kažkaip susijusios su krepšiniu. Kaip tu be pasižiūrėsi, viskas nuo to prasidėjo. Gyti ir Tomas jūsų nebuvo bandęs kviesti sukti šitų kelių? Ne, Tomas nuo pat mažens matė, kaip aš esu nusitaikęs ten, kur man reikia eiti ir neturiu jokių abejonių tais klausimais. Dėl to, nežinau, nebandė prisitraukti pas save. Aš manau, kad čia tarp mūsų tas ir Gyčio, mes kaip susitikom su Gyčiu neseniai, aš ką ir minėjau Gyčiui akis į akį, kad mes turim labai panašių principų, mes iš tikro turim labai panašių principų, kuriais mes mastom, kuriais vadovaujamės, bet mes esam visiškai skirtingose srityse.
Ir aš netraukiu Gyčio pas save, Gytis netraukia manęs pas save, dėl to mes galim išlaikyti vienas kitam pagarbą, gerą ryšį, nes mūsų principai gal yra tokie patys, bet mes esam visiškai skirtingose srityse. Tomai, mūsų šaltiniai teigia, kad pakeliui dar vienas jūsų bendras projektas laukia. Tai kaip sekasi kurti SKM dokumentiką ir galbūt galėtum praskleisti paslapties šydą? Tai SKM dokumentika, pirmoji idėja kilo kaip tik pamačius Gyčio nuotrauką, kad Gytis kviečia naujus moksleivius prisijungti pas save į komandas. Turim pasidarę pirmąjį filmavimą, turim pasidarę pirmosius kadrus, turim scenarijų, truputėlį reikia laiko, į kažkokią apibrėžtį nenorime įsibrėžti, bet norim padaryti šitą SKM dokumentiką, bent jau pirmąjį pilotinį epizodą, tai toksai būtų smagus, kaip pasakykim, smagus pasiekimas ir man, ir Gyčiui, ir Baliui, ir Andriui Čerškui, tokiai visai mini komandai. Tai būtų tikrai labai smagus pasiekimas. O tau kaip turinio kūrėjai, kiek yra įdomus moksleivių krepšinis ir SKM istorija, kokie įdomiausi kampai? Man yra įdomiausias kampas tai, kad 3 bičiai tiesiog iš nieko pradėjo suktis 18 metų ir jie padarė didžiausią ir dabar jau kelinti metai geriausią. Kokie 5 metai iš eilės, ne? 5 metai iš eilės geriausia krepšinio mokykla Lietuvoje. 3 bičiai iš Šeškinės rajono, Šeškinės mokykloje nuėjo pas direktorių ir pasako, duokit mums šansą. Direktorius duoda šansą ir jie tai padaro. Tai man tai čia yra nerealu. Man toliau taip pat yra nerealu, kaip jie visą tai sukoordinavo tą patį augimą, kiek jie patys daug investavo laiko ir kiek bemėgių naktų praleisti ir kodėl tas SKM-as yra, kaip čia pasakykim, žinot, kaip būna kažkokia korporacija, tarkim, ir tu jauti, kad ten nėra dvasingumo. Tai yra, tiesiog jau tokia didelė korporacija, kurioje tu nejauti dvasios ir tu nesupranti, kodėl žmonės. Aš žinau, kad, pavadinkim, prie šito stalo, ant šito mikrofono, ant šito fono yra išlietas Andriaus Čerškaus, Andriaus Jančiausko, Alfredo Ivanausko, Balio Šmeigelsko ir daugybės kitų žmonių, kurie yra susiję su SKM prakaitas. Tai ta prasme, šitie rūbai irgi yra mąstyti, tų žmonių yra, viskas jų apmąstyta. Kiekvienam dalykė tu jauti ryšį su žmonėm. Tai man tas yra labai svarbu ir dėl to aš kiekvieną kartą labai pozityviai ir teigiamai žiūriu į SKM ir bet ką jis daro. Nes aš matau žmonių prakaitą tenai. Čia jau labai einant į pabaigą, šis pokalbis ir užtruko tikrai ilgai, tai klausimas abiems, vienas iš tų klausimų gali, kur galbūt matote SKM vietą Lietuvos krepšinėje kokių 10-15 metų bėgyje? Noriu pradėti? Pradėk tu, aš pamastysiu dar. Tai aš norėjau laiko pamastyti. Okay. Aš tada gal taip pasakysiu, SKM-as yra palyginus jauna mokykla. Tarp kitko, neseniai įvyko geras apsišaudimas Facebooko komentaruose tarp, nepasakyčiau, kad bet jame sudalyvavo ir Andrius Čerškus ir buvęs Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas. Aš tikrai atsidariau tą Facebooko komentaryną ir jį visą skaičiau, buvo įdomiai įsitraukta, bet aš matau tai kaip, visų pirma, tai SKM-as ir išliks toliau didelė organizacija. Ir bendrai, taip pat ir Nacionalinė krepšinio akademija, tai yra, kaip sakant, irgi kartu bendradarbiaujančios ir besivystančios ne įmonės, pavadinkim, organizacijos, mokyklos organizacijos, tai jau šitas vienas bendras burbulas yra apėmęs 2 didžiausius Lietuvos miestus. Vilnius, Kaunas, tai berods dar ir tolimesni Žemaitijos kampeliai, bet tai jau labai stipriai auga. Tai visų pirma, SKM-o padariniai, jie tik tai didės kaip organizacijos. Čia aš gal labiau ne kiek apie krepšinio mokyklą, bet apie pačią organizaciją. Arminas Vareika irgi anksčiau užėmė svarbias pareigas SKM-e, yra dabar aktyvus Pasvalio rajono veikėjas tiek politiškai, tiek, kaip sakant, bendruomeniškai. Tai ta prasme, vėl yra kažkokie pradmenys, kažkokie duotybė iš SKM-o. Tai SKM-as kaip organizacija, jinai tik labiau plėsis ir mes matysim jos padarinius ir daugiau žmonių, manau, iš vien matysim, kad susitinkam, geras, tu žaidėjai SKM-e, mes turim jau bendrą punktą, mums jau lengviau šiek tiek. Kaip krepšinio mokykla, aš labai tikiu, kad kažkada atsiras 3 Vilkas Vilniuje
ir tai bus rimčiausias vilkas Vilniuje, tai bus SKM komanda, kuri pati atras savo sistemą, SKM turės didelę savo nuosavą salę, kaip anksčiau turėjo Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla, tai bus SKM didžiausia salė, didžiausias patalpos, kur bus ruošiami žaidėjai ir aš asmeniškai norėčiau, kad SKM išauktų maždaug iki Madrido Realo lygio, kad būtų tokia sistema, kad būtų toks žaidėjų parašymas. Tam reikia laiko. SKM kiek dabar? 16 metų? 17. 17 metų, jo. 17 metų, tai SKM dar yra nepilnametis. Ko mes norim iš nepilnamečio žmogaus, ko mes norim iš nepilnametės organizacijos. Būdama nepilnametė organizacija, jinai yra 5 metus geriausia organizacija Lietuvoje. Tai čia tas pats vos ne kaip Luka Dončičius. Nuo 12 metų jisai yra jau geriausias žaidėjas Europoje. Tai čia mes tą patį galim sakyti apie SKM. Tai savaime suprantama, SKM pikas aš dar manau ateis dar po 10 metų. Ir mes jau dabar kaip organizacija pikinam, laimim viską, ką įmanoma, bet aš manau, mes turėsim ir komandą, turėsim didžiulę fanų bazę, turėsim ir mokyklas, aš taip įsivaizduoju SKM ateitį. Čia kaip ir palinkėjimą galime pritaikyti. Taip, tikrai taip. O Gyti, jūs kažką turit pridėti, na jau čia labai išsiplėtė, bet gal dar turėsite kokią savo mintį. Tomas daug išsiplėtė, bet jisai, ką kalba, yra apie mastą. Ne? Man asmeniškai atrodo žymiai įdomesnis dalykas yra kokybė, nes aš galiu pasakyti kaip iš SKM trenerių vidaus, ką aš matau, kad šiaip SKM daug investuoja į tai, kad, nežinau, tobulinti savo trenerius, kelti jų kompetencijas, mes ten turim, nežinau, grupės, kur yra, nežinau, daugiau patyrę treneriai, mus kaip mentoruoja, mums padeda ties tam tikrais klausimais, tokius diskusijų klubus, nuolat, vakar buvau seminare, ir nuolat vyksta kažkokie seminarai, mes mokomės, mūsų žinias plečia. Tai yra tas kitas dalykas, jo, tų vaikų yra daug, aš įsivaizduoju, jų tik tais daugės, nes Vilniaus panašu, kad tikrai nemažės miestas, o daug žmonių nori žaisti krepšinį. Dėl to vaikų turėsim daug, bet tų visų vaikų, nežinau, paruošimo lygis tik tais tobulės. Mano akimis, tai yra irgi labai svarbus faktorius, kad ne tik kiekybė, bet ir kokybė auga, nes taip... Daugiau nežinau, ką pridėti. Taip. Auksą, manau, krepšinio mokykla tikrai daug, nes kaip prisimenu, kaip anksčiau būdavo, iki kiek jinai dabar yra išaugus, jau yra kosmosas. O dar daug laiko galima augti ir toliau tobulėti. Tai, manau, tikrai šviesia ateitis nusimato. Aš tik tai dar norėčiau prieš, kaip suprantu, jau pabiškį užbaiginės. Paskutinis bus dar klausimas. Gerai, tavo, užduok. Tai gali sakyti. Aš tik tai dar norėčiau labai vieną dalyką apie žmonės pasakyti, tai va kiek ir tą akcentuoti, kodėl verta būti tokios organizacijos dalim ir kodėl verta vaikams būti žaisti. Yra viena komanda, Perkūno Oželiai, jie būtų buvęs Andrius Čerškus čia prie mikrofono, tai tikrai būčiau pagręžęs dantį, kaip sakant, kad prieš kažkur matytus neseniai laimėjo ir Andrius žaidė tą savaitgalį, bet net 13 narių iš tos komandos yra SKM augintiniai, vienokio ir kitokio. Tai tiesiog noriu asmeninius linkėjimus perduoti SKM auklėtiniam Donatui Vaitiekūnui, Edvinui Beinoriui, Giedriui Klimavičiui, tarp kitko mano ir Gyčio klasiokas, Irvidui Rimkui, Kajui Stepanavičiui, Karoliui Steikūnui, Lukui Jurevičiui, Lukui Vaitkui, Mantui Jakaičiui, mūsų komandos draugas, Nedui Leontjovui, Nojui Šapolui, mūsų komandos draugas, Rokui Stankevičiui ir Tomos Solovei. Tai va, net 13 žmonių vienoj komandai yra iš vienos krepšinio mokyklos. Na ir va, paskutinis klausimas, tai kur galbūt tiek Gyti, tiek Tomai save pačius matote 10-15 metų perspektyvoje, galbūt, nežinau, Tomas ves renginius ir perės, nežinau, vestuvės, gal kursite turinį, gal įmonę ir kaip Gyčio trenerio karjera, gal ne trenerio karjera. Aš po 10-15 metų matau save skriejantį ore, darantį 3 šiam dėjimą ir dedantį ant Gyčio galvos. 100% tai yra užtikrinta vizija, lengvai vienas ant vieno. Aš sapne ar kur? Matomai sapne, bet po 10-15 metų labai tolimas laikas planuoti, bet aš manau, kad aš toliau liksiu prie savo turinio ir video kūrybos. Bet tuo pačiu metu ir neapleisiu sporto, nes man sportas yra labai didelė dalis, tiek bendruomenės dalis, tiek pačio sveikatingumo dalis, tai vienokio ir kitokio atveju aš kažkaip su krepšiniu būsiu susijęs, kad ir po 10-15 metų. Gyti?
Visų pirma, aš pasakysiu Tomui, tu dabar įdėk į krepšį, po to kalbėk apie ryšiam dėjimus. Čia pirmas dalykas, gerai? Po 15 metų, jo. O antras dalykas, kaip aš pats save matau, kaip jau minėjau, realiai dirbantis su žmonėm individualiai kaip krepšinio treneri, tikrai, tai pasakius, dar artimiausius 20 metų planuoju dirbti su krepšiniu, po to jau prasidės kiti klausimai, bet dabar dar tikrai dirbsiu su krepšiniu, kiek pavyks, norėčiau tiesą pasakius ir pakeliauti po pasaulį, kuo daugiau pamatyti, kaip tas krepšinis atrodo kitose žemynuose, valstybėse ir panašiai. Tai man atrodo dar labai daug ką reikia ištyrinėti, kad aš galėčiau pasakyti, kas manęs laukia po tų metų. Gyti, ar turi kokį palinkėjimą Skaimo bendruomeniai? Ar turiu kokį nors palinkėjimą Skaimo bendruomeniai? Mano palinkėjimas būtų, kad reikia stengtis ir dirbti. Ir viskas, čia yra svarbiausi dalykai. Jeigu aš stengiuosi, dirbu, visa kita bus savose vietose. Svarbiausia įdėti darbą, pastangas ir problemų nebebus. Kaip ten sakoma, take care of the game and the scorecard will take care of itself. Viskas. Simple as that. Na ką, po labai ilgo laiko šis pokalbis pasibaigė, tai ačiū Jums labai vyrai už šį nuostabų podcastą ir tikėkimės, gal dar kažkada prisijungsite. Dėkui. Liuks, ačiū Jums. Ačiū. Viso.